Tai davai, liekam paskui Ir mes labai tikime, būtent, kad pirmiausia, politikos lauko dalyvių yra, bet niekas neatsakingas už veiklos visumą. Tai tokių žodžių mes esame girdėję praeityje, girdime ir dabar. Praeityje daugelis nacių siuntė žmonės į problemos. Pavyzdžiui, pastaruoju metu mes konstatuojame atsakingos. Sakyčiau, tokie labiau kompleksiniai. Nemuno aušra, netesėti pažadai rinkėjams, antisemitizmas be abejo, reputacijos žlugdymas užsienyje Lietuvos. Vyksta labai blogi dalykai, nes žmogus, kuris laužė Seimo nario priesaiką, vėl prisikė tai pačiai. Vėl prisikinėjo Seime ir man tai yra apgailėtina, kaip tai gali vykti ir kaip žmogus gali turėti sąžinės. Ir noriu tiesiog išreikšti protestą, kad taip negalima ir čia daugiau ne prieš patį Žemaitaitį, nes aš manau, kad jisai neturi garbės ar kažkokio padorumo, bet daugiau apeliuoti į Skvernelio partiją ir į socialdemokratus, kurie leidžia į valdžią ateiti tokiam žmogui. Norėčiau pasisakyti prieš tai, kad į valdančioją koaliciją būtų kviečiama partija, kurios vadas sulaužė priesaiką, daro gėdą Lietuvai. Lietuva, Lietuva, Lietuva. Mums svarbu, kas vyksta Lietuvoje ir svarbu, kokia valdžia yra pas mus. Ir nelabai toleruojam, kad yra sakoma vieno, daroma yra kita. Tai norim išsakyti savo asmeninę poziciją tom 10 minučių tylos už pagerbimą, už tų visų tautiečių mūsų Lietuvos. Nesvarbu, kad jie buvo žydai ar kažkas, kad ir bebūtų. Negali tokių žmonių būti valdžioje. Neramina mane labiausiai tai, kad dar tik neprasidėjo šitos naujos išrinktos vyriausybės kadencija Seimo. Ir vien tokie pasireiškimai parodo, kad kas vyks toliau, tai gali būti dar baisiau ir daug blogiau. Ta istorija kartojasi, politikai darosi reitingus iš tos neapykantos, buria pilnus pykčio žmonės, iš to patenka į valdžią ir daro grėsmę ne tik nacionaliniam saugumui, bet ir žmonijai.